Pasivaikščiojimai po literatūrinį Panevėžį. Mes norime supažindinti jūs visus su rašytojais, gyvenusiais ir kūrusiais Panevėžyje. Išryškinti jų kūrybos svarbą ir įtaką Lietuvos literatūrai. Panevėžyje gyvenę rašytojai svariai prisidėjo prie Lietuvos literatūros ir kultūros. Kūriniai ir idėjos vis dar aktualūs ir vertinami. Panevėžys mažas miestas, tačiau jis kaip literatūrinis centras, pritraukiantis ir įkvepiantis kūrėjus. Šiame name 1932–1943 metais gyveno visuomenės veikėja rašytoja Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Gabrielė Petkevičaitė Bitė buvo reikli moteris, kuri save parodė visuomenės sferose. Moteris prisidėjo prie laikraščio Varpas naujienų, Ji pasižymėjo redakcijos gabumais ir save parodė Lietuvos moterų sąjungos steigėjos vaidmenyje. Gabrielė Petkevičaitė Bitė skatino žmones mokytis, stengtis dėl savo ateities ir laisvo laiką praleisti vertingai. Ši be galo stipri moteris buvo drąsi ir aktyvi dalyvė, siekianti lygių teisių visiems. Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė Bitė daug aukojosi dėl kitų, nes turėjo tyrą širdį, kurią dalinosi su kitais. Ar daug kas šiandien supranta, jog turime savy brandinti milžinus, dvasios milžinus, kurie sugebėtų iš tų griuvėsių, iš kilniausių kapų, velina dabar užverstų svajonių, troškimų, iš naujo pradėti statyti tėvynės rūmus, kilnius rūmus. 1934–1936 metais šiame name gyveno poetė Salomėja Nėris. Ji nuolat kūrė, ji buvo apsupta žmonių. Okupacijos metais Salomėja Nėris išgyveno sunkų laikotarpį, kurio metu ilgėjosi savo tėvynės. Vienintelė paguoda poetei tapo poezija, kurią ji atvėrė savo jautrią ir kenčiančią širdį. Salomėja Nėris buvo labai kukli ir nuoširdi. Po studijų metų išbandė save mokytos vaidmenyje, labai mėgo literatūrą. Poetė mokėsi daug kalbų, nemažai keliavo po pasaulį, kad plėstų savo akiratį. Bėgant metams Salomėja Nėris ištekėjo už skulptoriaus Bernardo Bučo ir kartu susilaukė sūnaus. Salomėjos Nėries eilėraščių rinkiniuose dažnai tvyroja sielvartingi ir skaudūs išgyvenimai, kupini meilės jausmo, liūdesio, bet kartu ir džiaugsmo. Salomėjos Nėries kūryboje rodomas jautrus pasiilgimas ne tik pačios tėvynės, bet ir jos gamtos. Manęs dar nebuvo, alyvos žydėjo, manęs nebebus jau. Jos vėliai žydės ir kris jų lapeliai nuo saulės ir vėjo, kaip smėlio saujelės ant mano širdies. Ir vieną kartą pavasarį, tu vėl atjosi drąsiai, o mylimas pavasarį, manęs jau neberasi. Sulaikęs juodberys staiga, į žemę pažiūrėsi, ir žemė taps žiedais marga, aš diemedžių žydėsiu. Čia gyveno Jonas Biliūnas. Jis buvo prozininkas, publicistas ir žinoma grožinės prozos pradininkas. Dar būdamas visiškai jaunas, Jonas Biliūnas užsiėmė visuomeninę bei politinę veiklą. Jonas Biliūnas buvo kūrybiškas jaunas žmogus, kurį gyvenimas privertė versti savarankiškai. Jo kūryba pasižymėjo neeilinėmis temomis, kaip žmogaus egzistencija ir jos laikinumas. Jonas Biliūnas, pirmasis lietuvių literatūroje, įvedė realizmo terminą. Vaizduoja ir gerus, ir blogus reiškinius. Anot Biliūno, literatūros tikslas yra visapusiškai atskleisti tikrovę. Autorius privalo pasislėpti už kuriamo vaizdo. Gilinasi į žmonių psichologiją, jausmus ir išgyvenimus. Kartais susidaro įspūdis, kad riba tarp pasakotojo ir rašytojo išnyksta. Todėl kūriniai vadinami autobiografiniai. Gėlės miršta, jos numiršta, o aš ne. Gėlės, imkit. Numarinkit ir mane, jos ant lūpų, jos ant veido, ant širdies. Nežydės, nebežydės, nebežydės. Aš iš ašarų išplaukti, iš juodų, savo kelio nerandu, neberandu. Dugne vynas ir košmaras ir mirtis, o ant kranto vieno sapno praeitis. Vienas sapnas man dainuoja širdyje. Myliu, myliu, myliu meilę, myliu ją, o po meilės, o po sapno, po dainos. Kas bus meilė, kas bus sapnas, kas dainuos. Gėlės miršta, jos numiršta, o aš ne. Gėlės, imkit, numarinkit ir mane.
Pagaliau atsirado jaunikaitis, kuris susirinkusiai miniai perskaitė žmonių laimę. Pasklido apie tai garsas po visą šalį, visur tik apie tai ir tekalbėjo, bet niekas negalėjo gerai suprasti ir kitiems išaiškinti, ką tie žodžiai reiškia. Ištisas dienas ir naktis budėjo žmonių minios prie to kalno, vienos nueidamos, kitos ateidamos ir laukia naujo, dar didesnio stebuklo ar išaiškinimo senojo. Pragiedrulių sodyba yra įsikūrusi viename iš seniausių Panevėžio parkų – Skaistakalnio parke. Parko teritorija susiformavo dar pagonybės laikais. Po Pirmojo pasaulinio karo Juozas Čerkesas iš Rusijos drauge su šeima grįžo į Panevėžį, kur nusipirkęs sklypą pasistatė tuomet itin modernų namą. Aplink pasodino daug medžių ir mylimą sodybą Žagienių upelio vingyje pavadino Pragiedruliais. Joje tarpukariu mielai lankydavosi literatai, teisininkai, pedagogai ir kiti šviesuoliai. Sodyboje kirtosi iškilių, Lietuvą kūrusių žmonių keliai. Skleidėsi idėjos, klestėjo menas, kūryba ir muzika. 1910 metai, Liepos 27 diena. Laimingas aš būčiau, kad dainuoti galėčiau, ir plunksną, ir širdžią, ir balsą išreikščiau, su daina gyvenčiau, dainomis kvėpuočiau, su daina ant lūpų numirčiau.